Latvija ruošiasi Velykoms. Man neužtenka kiaušinio vištos, man reikia stručio kiaušinio, dėl to aš esu šiandien stručių fermai. Atvažiavau pas Aleksandrą. Čia dabar aš vaikštau prie Afrikos stručių, žinokite, pats didžiausias ir stipriausias paukštis. Tuoj mes čia prieisime prie šeimininko, kuris mums papasakos toliau apie paukščius ir visą kitą informaciją mums suteiks. Labas. Ir kokia čia veislė, sakot? Australijos stručiai. Ema. Ema. Kuo jie skiriasi? Praktiškai kita rūšis paukščių. Nors bėganti ir tas, Afrikos ir emų, bet emų gyvena Australijoje pagrindinį. Dėda tokia žalios spalvos kiaušinis labai gražus. O čia iš karto Velykom labai gerai tiktų. O per edukacijas, jeigu pas jūs atvažiuoti? Dar vaikam labai patinka karvės maitinti su duona. Tai ten visi susirinko, karvės ateina, gražiai. Rodom vaikam kiaušinius, ką iš odos galima padaryti stručių. Priklauso nuo vaikų klausimų, būna ekskursija ir 15 minučių, būna ir porą valandų. Čia nusisidamėjimas. Taip. Girdėjau, kad yra stručių taukai. Kas čia per dalykas, kam yra naudojamas? Kai stručiai skerdžiami mėsai, lieka dar stručių taukai. Porą valandų reikės, kad jums paaiškinti, ko jie geri. Ko jie geri? Prašiau paskaityti. O gal turite pasižiūrėti? Taip. Tai gal tada mes einame pasižiūrėti kiaušinių ir stručių taukų? Tiem kiaušinių, pasižiūrėkite. Nu čia taip vadinam kiaušinių saugojimo kamera. Kiaušiniai surinkami ir po 10 dienų toliau važiuoja į inkubatoriją. Dabar tuščius. Čia kaip inkubatorius. Čia yra inkubatorius. Čia yra inkubatorius, taip. 39 dienas kiaušiniai čia stovi. Po 39 dienų čia važiuoja? Taip. Ir po 3 dienos įsipėrė šitie stručiukai. Ir stovi čia po lempom. Tai kol kas... Po savaitę į dėžės ir važiuoja eksportuojami. Čia yra taukai, ne? Taip, čia 100%, be papildų, be nieko. Aha, ir kaip juos toliau naudoti, maišyti? Nereikia maišyti. Aš patariu, gryną naudoti kaip tepalą gerą. Tai pas jūs galima tai įsigyti? Taip. Apsilankiau stručių fermą, žinokite. Va toks kiaušinis sveria 1,5 kilogramo ir pamaitinti galima, turbūt apie 10 žmonių. Labai daug informacijos gavau. Jeigu ir jūs norite čia apsilankyti, tai iš anksto reikia pasiskambinti ir maždaug apie 10 žmonių, kad būtų jūsų grupėje. Ir tada galėsite pamatyti paukščius, iš anksto užsisakyti kiaušinio Velykoms, pavyzdžiui. Taigi, domėkitės, kas vyksta ir ką mes turime Vilniuje, atvykite ir varom toliau su Latvija.